Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 984. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad pakomentuojate, kad pasidalinate šito video su kitais ir ačiū visiems, kad siunčiate mums įvairiausią medžiagėlę iš visų kraštų ir pradėsime nuo vieno tolimo pakankamai krašto informaciją gautą iš jūsų. Ir ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą ir ne tik mūsų komandą, visą tiesą sakančią alternatyvę televiziją. Tiek pervedant paramėlę per Patreon platformą, tiek ir pervedant tiesiogiai paramėlę į VŠI Muzika Mundi, ar deklaruojant pajamas, kas dar nedeklaravot, galite paskutiniam dienom atspėti tą padaryti. Valstybinė mokesčių inspekcijai, ten 1,2% galite skirti viešosioms įstaigoms ir 0,6% galite skirti Tautos ir Teisingumo sąjungai. Jeigu skirsite VŠI Muzika Mundi, tą 1,2%, tai apačioje yra įmonės kodas, o čia matote ir Tautos ir Teisingumo sąjungai, kaip paskirti yra ir kodas ir visi kiti reikalingi rekvizitai. Aišku, galite ir paspausti ir tą mygtuką ačiū, čia širdelę, esate čia pačia ir taip tapti mūsų rėmėjais ir kovotojais su visa ta šaika ir su to žmogum, kurio pavardės negalima minėti. Taigi, pradedame nuo, kaip ir sakiau, nuo jūsų gautos informacijos iš Suomijos. Čia visa spauda, vis reikia, čia sankcijos, čia naujas paketas, dar vienas paketas, dar trečias, 20, 30. Mes matome, kad iš visų tų paketų daugiausiai žalos. Turbūt patiriam mes patys, sankcijos Kinijai milijardinius nuostolius atnešė Lietuvai, sankcijos Baltarusijai 100 milijoninius, o jau čia per tos visus metus reiškia ir milijardiniai nuostoliai patirti už tas sankcijas. Lietuva patyrė tos nuostolius, Rusija iš visų šitų sankcijų ir kitos kaimyninės valstybės užsidirbo pinigų. Tai čia, sakykime, taip milžiniška žala padaryta valstybei ir žmonės šiaip padarė tą žalą, prisidengė neva tai kova su Rusija, turėtų už tai atsakyti. Bet čia sankcijos Rusijai ir čia laiškas štai žmonės, ką pamatė Suomijai. Suomija, Imatros miestas, parduotuvėse laukia ruskių. Ką mūsų vertybininkai loja vieni ant ruskių, visas pasaulis tyli, biznį daro. Toliau. Mes bėdnėjam, o visi kiti skersą deda. Klausimas, kam dirba valdžiasnukiai, naikindami mūsų ekonomiką ir varydami darbščius tautiečius ieškoti sotesnio kąsnio duonos į kitas šalis. Čia fotografijos, matote, Dabro pažalovat prie parduotuvės, Raja Market, visa ta parduotuvė ir daugiau komentuoti kaip ir nėra ką, ir pats tas įrašas ir šitos fotografijos čia atsiuntė mums mūsų žiūrovė, sako, vat vyras buvo Suomijai ir be komentarų. Be komentarų patys darykitės išvadas, kaip, sakykime, arba mūsų valdžioje sėdintys iš tikrųjų buki, arba jie mus tiesiog apgaudinėja. Aš manyčiau, kad antras variantas. Judame toliau. Lietuvoje gyvena 48 363 ukrainiečiai su laikinos apsaugos dokumentais. 48-49 tūkstančiai. Dar priminsiu, kad antra tiek yra rusų, dar antra tiek baltarusių ir iš viso, iš įvairiausių šalių jau mes kelbėme virš 200 tūkstančių yra imigrantų. Gavusių teisę ten gyventi dar yra, jeigu taip prasisukti prie kurios nors aukštosios mokyklos, tai pamatysite, kaip išeina šimtais po paskaitų nelietuvių išvaizdos ir nevietinių gyventojų išvaizdos, gal taip pasakyčiau, studentai, ir čia tik tai yra maža kruopelytė tai, ką mes matom. 200 tūkstančių su virš, tai yra 10%
jau yra imigravusi ir tai padaryta nuo Tėvynės sąjungos minus Lietuvos krikščionių demokratų partijos valdymo. Kaip atėjo 20 metais šitie landsberginiai į valdžią, šitas skaičius imigracijos šoko labai stipriai. Dabar jie tiesa vaidina, kad jie susirūpinę, kaip čia taip yra, Vilniuje daug rusakalbių. Tie vadinamieji ukrainiečiai, jie nekalba ukrainietiškai. Va čia yra tokia keistenybė, ką pastebėjo ir žmonės, ir ne vienas jūsų komentavot. Jie nemoka ukrainiečių kalbos, bet kalba gražiai, švariai, rusiškai, kai kurie jų ir verslauja. Ir dar vienas mūsų, reiškia, žiūrovas papasakojo man, kad nemaža dalis, virš 2 milijonų ukrainiečių karo metu pabėgo į Rusiją. Tai čia, kai mums pasakoja, kad imigracija yra gerai, tai tokie skaičiai yra bauginantis, turint omeny, kad per metus Lietuvoje praėjusiais metais, pavyzdžiui, gimė 17 su trupučiu tūkstančio vaikų. Tai čia per kelis metus 200 000, tai principe viršijo 10 metų mūsų naujagimių gimimą. Per 4-5 metus priimigravo tiek, kad 10 kartų viršijo Lietuvoje gimusių naujagimių skaičių. Tai irgi yra labai neraminanti, švelniai tariant, labai neraminanti aplinkybė, o valdžioje sėdintis ir tas aukštas ir gražus nieko apie tai nekalba, ir premjerė, ir Seimo pirmininkas, visi valdžiagalviai rėkia, kad reikia statyti poligonus. Aš jau čia be žodžių, o dar tyčiojasi apskritai iš vietinių gyventojų. Kapčiamistis yra Emilijos Pliaterytės kapas. Kas nežinot, kas tiesiog galit pasigūglinti. Tai šitas aukštas ir gražus, kuris ruošiasi sunaikinti Didžiagirę apskritai, sugriauti gyvenimą Kapčiamiesčio gyventojams, jisai sako, poligoną reikėtų pavadinti Pliaterytės vardu. Savo vardu pasivadink ir visi žinos, kur pastatyti kryžių. Ir žinos, kad ten yra tavo vardo Lietuvos Didžiagirės kapas. Tai tokia čia, tokia nemaloni informacija ir tuo pačiu metu, kai įleidžia 100 000 svetimtaučių, gimstamumas kritęs, lietuviam dar atiminėjama pilietybė, vaikam atiminėjama pilietybė ir visokiem kitokiem. Ir tai yra masinis reiškinys, žmonės, kurie išvažiavo iš Lietuvos ieškoti gardesnio kąsnio, žino šitą situaciją. Ir aš jau čia gal, sakysim, pats ilgai nekomentuosiu, bet leisiu pakomentuoti mūsų legendiniam treneriui, krepšininkui Šarūnui Jasiukevičiui. Čia jo nuomonė. Lietuviai buvo atimta pilietybė Lietuvos, tai kad jis paėmė Amerikos pilietybę. Žinote, mūsų tiek tam pasaulyje daug, kad mes galim atiminėti tos pilietybės. Sakau, jeigu mūsų valstybė galvoja, kad tai yra iš mūsų žmonių normalu atimti pilietybės, iš kitos pusės, kiek aš žinau, sakau, yra išimčių ir aš dėl to pats labai pergyvenu, nes pagal, jeigu imti be išimčių, ateis 18 metų, jau neužilgo mano vaikams reikės apsispręsti dėl pilietybės. Tai sakau, jeigu mūsų valstybė galvoja, kad mes čia galim saviems mėtytis, tai dar vienas iš tų faktorių, kurie ko gero nepadaro mus pačiais protingiausiais, ne? Jūs kalbėjot su vaikais apie šitą dalyką? Tai taip, bet tai tu gali vieną kalbėti ir, kalbėti su 14-mečiu yra vienas dalykas ar 13-mečiu, bet valstybės įstatymai yra tokie, taip kad, sakau, jeigu mūsų valstybė galvoja, kad jie iš tikrų lietuvių gali atiminėti pilietybės, tai aš manau, kad mes labai klystam, aišku. Tiesiai, šviesiai, be užuolankų, taip kaip ir yra. Aš priminsiu, kad tas pats aukštas ir gražus, iš tikrųjų Gitanovas, tas Nausėdovas, iš tikrųjų, dar kartą pakartosiu, nieko nepadarė, kad stabdyti migraciją, nieko nepadarė, net nepagalvojo apie tai, kad gimstamumą didinti, nieko nepadarė, kad kažką reikia daryti su apskritai nykstančia provincija Lietuvoje, nieko nepadarė. Tik labai džiaugiasi, kai žydams skirti pinigai. Beje, apie jaunų šeimų padėtį, apie gimstamumo padėtį, irgi labai
Manau, kad labai taikliai ir labai va taip tiesiai, kaip pirštu į akį, taip pavadinkim, pasisakė Seimo narys Valius Ąžuolas. Laukia 1500 šeimų eilėje. Paklausius ministerijos, kiek reikia lėšų, šiaip neteip išgimdė 30 milijonų. Tai šiai dienai skirkime 30 milijonų ir jokio įstatymo keisti nereikės. Kiekviena jauna šeima įsikūrusi regioną tai yra didžiulė sėkmė regionui, nes ateina jauna šeima, gimsta vaikai, jie eina, dirba, mokosi. Tai reikia džiaugtis tom, bet pasirodo nereikia. Ir tada sako ministerijos atstovas, tai didžiulė našta biudžetui. Tai pakalbėkime apie biudžetinę naštą biudžetui. Žydam, kai padovanojo konservatoriai 40 milijonų, nebuvo jokios naštos. Paėmė, padovanojo, ištaškė, praputė, žydai iš Kauno atėjo, sako, paprašykit vyriausybės, kad nors tvarką nustatytų, nes jie sukiš Vilniaus žydam visų 40 milijonų. Nenustatė, kad geriau būtų ištaškyti. Ir tada jokios naštos biudžetui nebuvo, absoliučiai jokios naštos, jokių problemų. Bet jaunom šeimom, kai reikia duoti 30 milijonų, nepakeliama našta. Bet ką nepadarysi, kaip sakant, vienas ministras džiaugiasi, kad gimstamumas mažėja, kiti sako, kad koks skirtumas, socialinio reikalų ministerija pateikė vieną skaidrę komitete apie gimstamumo mažėjimą, o po to sako, reikia naikinti priemokas už gimusius vaikus. Nes realiai dabar naikino priemokas. Tai jeigu toks tikslas valdančiųjų, kad jaunos šeimos negautų tų pinigų, tai taip ir darykit. Žydai yra svarbiau Lietuvoje su 40 milijonų, negu visos jaunos šeimos Lietuvoje. Aš dar pridurčiau, kad ne 37 milijonus žydam paskyrė, o 74, nes dar kai Kubilius buvo premjeras, litais paskirta virš 100 milijonų eurų, atitikmuo pagal kursą tai yra 37 milijonai. Praeina kiek laiko ir jie sako, oi, mes tų pinigų negavom. Žydai taip sako ir tada Šimonytė dar 37 milijonus. Ir tada biudžetai jokios naštos niekas nepamato. 74 milijonai nukeliavo į žydų kišenes, jokios naštos biudžetui. Ir kai reikia mūsų jaunom šeimom, mūsų vaikam, mūsų pensininkam, mūsų gydymo įstaigom, tada sako, nėra pinigų, nes didelė našta biudžetui. Aš dar priminsiu, kad dabar, kai visi, didžioji dalis, atsiėmė pinigus iš antros pakopos šito pensijų to vadinamo taupimo, kaupimo, kaip jie sako, tai ten pat dalis grįžo 1,3 milijardo į sodrą. Niekas apie tai nekalba, kad galima būtų padidinti pensijas, sėdi visi suraukę sėdinę ir apsimeta, liktai to 1,3 milijardo negavo. Tik tai spjaudos ir riaugėje, va žmonės leidžia pinigus bile kaip gavę, kurgi tai matyta. Taip, žmonės leidžia tuos pinigus savo. Bet ta pati valdžia nutyli, kad tie pinigai išleisti parduotuvėse iš karto papildo biudžetą 21% PVM ir kam, bet valdžiai tai reikėtų tylėti. Bankams suprantama, kad tai tam tikra netektis, nes jie tos pinigus pardavinėjo kairiai dešiniai ir darė su jais, ką nori, tiesiog turtėjo ant akių. O valdžia dabar gavo 21% PVM ir gavo tiesiogiai 1,3 milijardo į sodros biudžetą. Ir negirdėjot nei iš vieno šito spuogo sėdinčio valdžioj, kaip jie tos pinigus panaudos. Tyli ir tas finansų ministriukas, kuris iš tikrųjų yra, žinot, kai finansų ministras pasako, kad jisai labai norėtų, kad visos valstybinės įmonės būtų privatizuojamos, kitaip sakant, jos patektų į akcijų biržą ir jų akcijas galėtų nusipirkti bet kas, kitaip sakant, privatizuojamas. Tai čia jau suprantu, kad žmogus sėdintis, ne bet kur, ne ten kažkokios šaragės finansų vadovų, valstybės finansų vadovas, valstybės finansų ministras sako, čia reikia viską privatizuoti ir bus labai gerai, čia mano svajonė.
Aš manau, kad toks žmogus turėtų tiesiog už savo žodžius atsakyti, tiesiogiai atsakyti už žalą valstybei. Planuojama. O jeigu jau planuoja, matyt, į tą pusę ir suks. Važiuojame toliau. Mes kalbam apie... Ne mes. Mes tai gimę tais tarybiniais laikais, matę tą tarybinį gyvenimą iš arti, gyvenę tenais, puikiai atsimenam gerus dalykus, blogus dalykus. Ir kai mums pasakoja, kad dabar tai mes jau čia gyvenam, o jūs tai esat sovietinė atgyvena. Tai čia tiesiog noriu parodyti gyvą dabartinę sovietinę atgyveną, Rietavo savivaldybė. Žinot, anksčiau juokaudavo, toks buvo tarybinis anekdotas. Jeigu gatvę išasfaltavo, tai tikrai žino, kad už savaitės iškas, nes kokius nors vamzdžius reikia patiesti. Tai čia va toks tarybinis anekdotas realiai nepriklausomai Lietuvoje Rietave. Jeigu padarė šaligatvį, takelį dviratininkam, tai žinok vėl kas, nes užmiršo, kad stulpas vidury kelio. Čia matote fotografiją ir čia visai ne anekdotas, čia realiai šiais laikais stulpas ir, kiekvienai nesąmoniai, žinokit, yra paaiškinimas. Mūsųgi profesoriai pasisamdo viešųjų ryšių specialistus ir pasakoja. Reaguodama į socialiniuose tinkluose pasirodžiusią informaciją, savivaldybės administracija informuoja, kad Kulių gatvės Rietavo mieste pėsčių ir dviračio tako rengimo projektas artėja prie pabaigos ir netrukus bus visiškai užbaigtas. Projektas įgyvendinamas intensyviai, laikantis trumpų darbų atlikimo terminų nustatyto pagal gauto finansavimo sąlygas. Dėl šios priežasties šiuo metu take esantis elektros stulpai yra palikti laikinai. Atkreipiame dėmesį, kad tiek take, tiek šalia jų esantis elektros stulpai priklausantis ESO artimiausiu metu bus išdemontuoti. Išdemontavus senus ESO stulpus, pėsčių ir dviračio tako teritoriją visiškai sutvarkys rangovas. Kilus neaiškumam, visada prašome kreiptis į savivaldybės administraciją. Čia suprask taip, mes matėm, kad yra stulpas, bet specialiai išasfaltavom, nes viskas čia yra teisingai, čia viskas pagal planą, mes durnavojam pagal planą ir darom nesąmonės pagal planą, o artimiausiu metu, gal po 10, gal po 20. Kaip? Vat šitaip suplanuot, iškelk stulpą, išasfaltuok ir užmiršk reikalą. Ne, mes išasfaltuojam, o ESO artimiausiu metu išdemontuos tą stulpą ir tada jau vėl išasfaltuos. Ir čia viskas yra pagal planą. Va čia tipiškas sovietizmas. Jeigu išasfaltavo kelią, žinok, už savaitės kas. Aš labai abejoju ir už savaitės tą stulpą iškelts. Antra vertus, galiu pasakyti tik tai tiek. Seniai, jau prieš 10-metį yra ES direktyva, kad elektros visos linijos turi būti užkabeliuotos ir pakištos po žemę. Tai jeigu čia dar ir po žemę kabelius kiš, tai visą tą taką iškas ir, kaip jau nekartą rodėm, užmirš išasfaltuot. Aišku, savivaldybė sakyt, jetau, mesgi net nežinojau, kad jie nesutvarkys. Tiesiog, jie buvo prisižadėję, kam? Nežinom kam, bet taip tokia ta tvarka turėtų būti. Kaip šitaip nesusiderint, kaip atlikinėti? Rietavo savivaldybė, nežinau, kas ten valdžioj, bet jie sako, kad durnavojimas buvo suplanuotas iš karto. Džiugina. Tokia valdžia iš tikrųjų džiugina. Judam toliau. Čia aš net neskaitysiu, raudonai mato tą pabrauktą klaidų tiek, kad net baisu žiūrėti. Čia yra LNK savo portale įkėlė štai tokį straipsnį, pranešimą apie visiškai iš proto jau išėjusį Dainių Žalimą, kuris matyt kamuojamas pilnaties rašo kažkokius skundus, bet patys LNK žurnalistai ir redaktoriai tiesiog
nu nežinau, gal eitų į mokyklą pradėti, jiem reikėtų pradėti eiti, gal tiesiog mokytis kažkokius kursus lietuvių kalbos, bet šitiek klaidų čia ne tai, kad gėda. Čia yra gėdžiau negu gėda. Gėdžiau negu gėda. Judame toliau. Čia trumpai tiesiog parodysiu, kokia ta mūsų žiniasklaida ir kokie žmonės dirba redakcijose, kompetencija kokia. Ir čia jie vieni iš tų kultūrininkų, kur žinot, mes esam labai kultūringi, tai mums lietuvių kalbos nereikia. Jo. Jeigu vyras kultūringas, jam nereikalingas. Jo. Čia toks, prie to pačio. Toksai kalambūras prie tų pačių kultūrininkų, kai prisimenat jie su tais reikalais, kurie vyrui nereikalingi, jie stovėjo paraduose visose tose savo pasirodymuose, tose mitinguose už laisvą žodį. Čia toks laisvas žodis su klaidom visų gražumo. Tie patys kultūrininkai, tie patys protestuotojai buvo atėję į Seimą, kviesti konservatorės, atsiprašau, čia jie visai ne konservatoriai, leftistės Landsberginės Ulvidaitės, Ulbinaitė, buvusi Grybauskaitės patarėja, įsipainiojusi į valstybinės paslapties išdavimo skandalą, vėliau ją ten atmazgojo iš to, tą Ulbinaitę, ir jinai pasikvietė į Seimą. Į Seimą pasikvietė, išvaizdą pasižiūrėjus, sakykime, sunku patikėti, kad žmogus sveiko proto, bet pasikvietė į Seimą, tokį kultūringesnį Šurajevą, kad jisai visus iškoliotų seimūnus ir įvardintų taip, kaip jam atrodo. Banditai visi, nusikaltėliai, ir aš gal pasiklausykim. Vienas iš pavyzdžių yra, kad didysis dezinformacijos šaltinis yra Seimas ir politiniai banditai esantis valdančioje daugumoje. Tai mes turime informacinius diversantus, kurie veikia čia, mes juos esame prasileidę ir mes prasilydinėsim. Kadangi tas pasišiaušęs ponas su žave tokia neplauta šukuosena jau įvardino, kad Seime banditai ir dezinformacijos skleidėjai, tai aš patikslinsiu, kadangi jisai neįvardino kas konkrečiai, kad būtent tie teista partija, ta Liberalų sąjūdis, teista politinės korupcijos byloje, pripažinti bendradarbiavę su teroristais Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai, lygiai tokie patys ir tie vadinamieji demokratai, tai visi šitie ir pasižymėjo dezinformacija, melais, apgaulėmis, negana to, tie banditai, dar priminsiu šitam hipiukui, kad ir turėjo savo gretose ir rusų profesionalų šnipą, ir pedofilų visą krūvą jų tarpe, ir kyšininkas, prisipažinęs kyšininkas Starkevičius, ir ten toj pačioj dezinformatorių šaikoj prisipažinęs narkotikus vartojęs Eugenijus Jevgenijus Gentvilas. Tai čia tokia ta banditų ir dezinformacijų šaika, ir aš šitam susivėlėliui pritarčiau visiškai. Tiesa, kai kas išsižydė, ministras Kaunas pradėjo rėkti, prašau, rinkite žodžius, kaip čia taip galima, mus banditais vadinti. Pasižiūrėjau aš šitą ministriuką ir galvoju, nuvelnės, būtų tylėjęs, niekas taip ir nepagalvotų, kad čia jį paminėjo, bet kadangi jis pats išsidavė, tai supranti, kad vagies kepurė dega. Judame toliau. Čia, gerbėmiai, štai matote tokią fotografiją, daryta iš aukštai Vilnius, netoli Seimo, prie Sakalki degalinės, ir antra vertus, čia nuo daugiaaukščio, kur Barklajaus buvęs pastatas, matosi tas unikalus peizažas, ir akylesnė akis sako, apibraukta, atkreipkite dėmesį, kad ta gyvatvarė baisiai panaši į kultūrininkų pamėgtą necenzūrinį vyrišką lytinį organą. Kaip nekeista, Vilnius, kaip sakyt, savo simboliką mėgsta. Kultūrininkų sostinė, čia matote nuo to lango, kur pažymėtas šitas falas, ir arčiau stambiau matosi, forma tai ta pati, ir supranti, kad Vilniaus meras kartu ranka rankon, koja kojon
Nu ir kaip suprantu, ne tik koja kojon, bet ir tarpukojin žygioja su kultūrininkais vienoje gretoje. Tik vieni laiko plakatais, sako, mes už kultūrą ir už laisvą žodį, su tais pačiais necenzūriniais vyriškais lytiniais organais, o meras tuo pačiu Seimui ir gyvatvorę padovanojo praktiškai po langais, kad visi galėtų žinoti mero pomėgius ir Vilniaus miesto puošimo ypatumus. Kultūrininkų praktiškai sostinė visų gražumų. Dar galėtų, jeigu taip kruopščiau apkirptų, būtų idealu. Bet ir taip, manau, per daug viskas aišku, ką simbolizuoja Vilniaus meras, ką atstovauja ir kokios jo slaptos vakarinės svajonės. Tai tiek šiandien, gerbimieji iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad esate kartu su mumis, kad einate tuo tiesiu tiesos keliu. Jau šitiek klaidų, jau toj 1000 iš vienos pusės stebina ir mes patys esam nustebę, iš kitos pusės tam tikrą prasme galvoju, pelnės pergalių yra per šitas laidas, demaskuotų vagysčių dalykų, kurie buvo pataisyti, žmonės dėkojo po to, jūs paviešinot, ištaisė, ten ir, atsimenat, ir tiltas vienas buvo, reiškia, nedelsiant po mūsų paviešinimo staiga jį remontuot pradėjo, daug dalykų, kelių sutvarkė, dar kažką sutvarkė, bet 1000 beveik laidų, tai medžiagos kiek buvo. Kiek buvo medžiagos, kiek yra nesąmonių mūsų valstybėje, 36 metai nepriklausomybės, o tas surūgęs komunizmo kvapas, tas iš tų konservatorių, ne užpakalio, bet iš burnelių tiesiog sklinda kartu su šitais narkomanizuotais, teistais liberalais supuvusiais. Ir jie visi sako, mes prieš komunistus ir niekada nebalsavo už tai, kad KGBistai ir komunistai, kenkiantis mūsų valstybei, dirbę tais sovietiniais laikais ir dabar būtų išviešinti. Bet aš galvoju, kad anksčiau ir vėliau, išrinkus normalius žmonės, jie visi bus paviešinti, mes visi pamatysim jų tikruosius veidus ir Lietuva, tiesiog valstybė, išsivalys nuo šito amaro apsėdusio mūsų tėvynės kūną. Ačiū visiems, kad paremėte mus finansiškai, ar tai tiesiai per Patreon platformą, ar tai tiesiai į VŠI muziką Mundi pervedant paramėlę. Ačiū visiems už draugystę, bendrystę. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate.